Sveiki, gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos, be 3 minučių anykščiai. Šiandien rugsėjo 6. Nedarėm savo social raido Vilniuje, todėl kad vyksta anykščiai underground ride. Tomo Misiukonio sumanyta tokia iniciatyva. Pradėjo berods nuo Pajūris underground, Nida underground, toliau atsirado ten ir Molėtai underground, Akmenė underground, Anykščiai underground. Šiandien geras oras, dar visai vasariška. Jau įvažiuojam į Anykščius ir 9 ryto startas nuo bažnyčios, 150 km, tokie social raidai. O kaip bus iš tikrųjų, tai pamatysime netrukus. Let's go! Žalia, važiuok, raudonas stok. Ant raudonų tai stoja, arba ataka. Taigi jau esame Anykščiuose. Va, yra bažnyčia, prie kurios bus startas. Ir varom pažiūrėsim, kiek ten dalyvių susirinko, nes parkinge tai tikrai buvo nemažai. Labas rytas. Labas. O kiek jūsų čia vienodo? Labas rytas. Labas. Kamera? Tu ant kameros. Nežaisim ten su tom mažom trasom. Jo, o yra kas 100 pėm važiuoja? Va, einu pakalbį. Žinau, va, vyrai 100 pėm iškart matau iš akių. Už 100 pėm? Mano buvo ilgiausias raidas 7 km. Tai va, padvigubint galima. Spėsim čia, va, pasidžiaugs orų gražu. Tai 100 pėm ir džiaugiesi, važiuoji. Ilgiau laiko lieka. Ne, važiuoji lygiai tiek pat laiko, kiek 100. Pas mus varžybos vyksta, žinai, ar žmona 100 ar 100 pėm per tą. Aš tai banalą turiu ir gal... Šokarienės, nu, šampanas ten. Tai sveikinu. Labai mėgstu šampaną. Kaip kitaip laimėjai. Prašymas dabar visiems pasiekti. Pauliau, užlip. Tada, užlip. Duotas startas, toksai pusiau neutralus. Priekį Tadas ir Paulius, kurie sukūrė trasą, ir paturbinoje. O visi kiti iš paskos. Ne tavo grupė? 13 km, tai vyrai priekį atsuko,
Taip, Vladimiras Jakovlevas, mačiau, nusikaltėlis. Elijus Čivilis, Tomtinas ir dar porą nelegalų. Šiaip vyrai važiuoja ne savo tempu ir jiems yra du variantai. Arba jie žus, arba subirės. Arba abudu variantai tinka. Vienu metu. Tai iš galo tai jokios grupės nesimato net. Visiškai. Toks vaizdas, kad visą laiką į viršų važiuojam. Taip ir yra. Ir dar prisiminiau, tai pirmoji grupė yra Mykolas iš Ultrabaiko. Ir Valera Volodko su muzika važiuoja. Tiesiai iš Vilučino. Lemba, Mykolas sakė, kad jo ilgiausias raidas buvo 70. Social raidas prieš savaitę. Nu, pažiūrėsim, kaip jam ten pirmoji grupė su 100 eisis. Devynioliktas kilometras, priekinė grupė kokią minutę priekį, gale 2 minutės nieko nesimato, vizualiai šiame kalną taip matėsi, taip žiūrėjom. Čia tokia staigi nuokalnė ir tada smėlėtas kalnas į viršų bus. Let's go! Hop. Labai įdėmiai mus žiūri, tai pamatys mūsų dar daugiau. Kairiai nėra, dešiniai nėra. Pasivijo, ar palaukė, ar pasivijo labiau. Andrėjus Dolgovas su Edgaru Kovaliovu. Edgaras iškart pasamdė, sako, sės pavešim, bet pafilmuosi. Tai sėdžiau, veža ir filmuoju. $500 vatų, štai grupė yra normalu. Turim 3 kilometras, čia raudonų važiuoju, pasivėjom tą grupę. Problema, nėra Elijaus Čivilio. Skanaus? Kur jie? Priekį išskrido! Laukia, jau nelaukia. Jau nedirba ir laukia. Ką paveši? Hop. Ką darai, Geltona kortelė. Tai niekas mokslų nesaugia.
Šiam 2 kilometrai. Nu, linksma grupė. Visi važiuoja, visi tyli. Edgaras paveda priekį, Andrėjus. Visi kitiem ratam enjoyina. Nu ką, dabar į kalniuką. Čia? Ačiū. 46 km išsiskyrė trasos. Suradom ten mūsų laukiant Elijų Čivilį. Ir dabar 150 km trasoje tokia pirma grupė. Andrėjus Dugdovas, Elijus Čivilis, Edgaras Kovaliovas ir vienas Antanas Vysas. Tai teik. 3 stop, 1 teik. Žinau, ko baigsis. Dešiniau. Į Balninkų jūrą. Ežerą norėčiau. Pit stopas ežerinis. Atvarėm Balninkai. Balninkų ežeras. Stosiu į parduotuvę. Trumpas greitas sustojimas. Miau, šokoladinis, Coca-Cola, dar kažkas, cinginio, gabaliukas. Galima važiuoti šitais vyrais toliau. Objektyviai tiesa tokia, kad yra 100 km. Jaučiasi kaip 150. Ne, jaučiasi normaliai iš tikrųjų. Gerai važiuojam. Tempo raidas, labai smagu. Liko tik tai 50. Šimtas 10 kilometrų. Jeigu jie taip ir toliau važiuos, tai mano rožinis sapnas baigsis. Padėsiu šaukštą čia. Šimtas 15 kilometrų. Jau pradedam pasivyti tuos, kurie mina 100, nes trasos vėl susijungia. Ir jeigu pasivysiu savo draugus, tai dropinsiu koptimą, nes jau čia man per rūgštus jais darosi. Iš tempo pasidarė varžybos. Priekyje laukia Tiesos kalnas. Ten toj pusėje Kavarskas, o čia per Bruką į kalnelį.
2 liko. Nieko šitau. Bet vis tiek liko. Hop. Nebūna čia mašinų. Čia niekada nebūna. Nebūna čia niekada. Let's go. Kokių 15 km liko top teamas, ta prasme tai ne tik top fiziškai teamas, bet ir morališkai. Paguodė mane čia, kai aš jau buvau šaukštą padedantis. Va, Edgaras davė tokį gėliuką special. Geriau negu turėtų veikti. Tuoj pamatysim. Paskutinė 10 km, iš tikrųjų 8, labai laukiu finišo, labai laukiu kavinę. Neplanavau važiuoti šitoj grupiai ir taip ir jaučiuosi. Taip Red Bullis 300 įveikęs. Šiaip ten gal jau geriau jaučiausi netgi. Čia kaip tik kalnelis, taip ir aišku, jie bet kurių dviejų iš jų svoris sudėjus gaunasi mano vienas svoris. Tai life is life. Aš vis dar čia, visiškai priartėjom prie Anykščių, turbūt tai bus ženklas. Ne tai, kad žinojau, bet atspėjau, galima sakyti ir žinojau. Atakuok, nebūtų nieko. Ką? Atakuok. Aha. Aš nebent į upę atakuosiu pirmas. Nu į upę ir tą irgi svajoju. Žmona, reikia aplenkti, nes pietus statysiu. Varyk! Gal nedavažiuos iki finišo. Arūne, iki galo! Taip tikėjausi tave aplenkti, įdarbinau visą top teamą elitą. Skubėdama gavau, viskas nespėsiu. Ačiū. Laukiau tų dviejų. Už fizinį ir už moralinį. Su akiu neprasisuksiu. Taip. Girdėjom, kiek sugavom. Kaip ten tas šaltas su puta. Šaltas, baltas su puta einam. Žinok, meta tavo draugai. Jo, va taip, čia kaip šaukšta. Randa, kad jinai nepavyzdžiu 100. Tai tu jos metėjai. Ir aš susigiau, tai gerai visą gerą. O dabar čia eisim išsimaudyti nuogi ir įjungsiu toj kamerą, viską galėsit pamatyti rėmą. tą, apie kurį aš kalbėjau prieš tai serijoje, nes ten nerodžiau. Juokauju. Apie rėmą nejuokauju, apie tai, kad rodysiu juokauju. Pamiršau, kad čia upė ir čia srovė, tai neša mane. Dabar galim batus nusimti jau. Oi, šalta. Tiesiog viskas yra labai gerai. Šok, viskas tik išai šikna, viskas šalta. Nerk? Taip, nerk. Nerk. Viskas, po truputį visi grįžta, pakojasi dviračius, mes irgi tai padarėm. Einu dar čia įrašysiu baigiamąjį žodį, čia tokia apžvalgos aikštelė. Matosi ten Utinos bažnyčia, kur vyko startas. Tada pervažiavom tiltą per upę. Važiavom, tenais, susukom tokį ratą, susukom per aplinkui ir iš ten, va, iš ten ir iš ten grįžom atgal prie bažnyčios.
Taigi viskas, 100 km įveikta, 150 įveikta, po truputį visi dalyviai grįžta. Dėkojame organizatoriam už šitą iniciatyvą. Iš tikro labai pasisekė, geras oras, daug žmonių atvažiavo. Ne taip aš planavau mintį, bet visai nebloga kompanija. Ačiū Top Teamui, kad pasigailėjo pabaigoje. Ačiū Edgarui Kovaliovui, kad dar davė paskutinį gėliuką. Ir kartu sėkmingai su jais grįžau į finišą. Taip kad rimta treniruotė prieš sekančias rimtas varžybas. Sekite mūsų nuotykius. Susitiksime ant gravel.